Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Praėjusių metų lapkričio mėnesį Alytaus mieste padaugėjo žmonių užpuolimo ir apiplėšimo atvejų. Nusikaltėliai daugiausiai darbavosi Vidzgirio mikrorajone. Apie padažnėjusius užpuolimus gyventojus nekartą informavo ir reportažus rengė naujienų portalas Alytaus gidas, tačiau policijai sučiupti įtariamųjų vis nepavykdavo. Praėjus kone pusmečiui pareigūnai paskelbė, kad miestą šiurpinusi gauja sulaikyta. Sulaikymo detalių pareigūnai neatskleidžia. Naujienų tarnybos žiniomis, 2 įtariamieji sulaikyti vieno iš sugyventinės bute Jaunimo gatvėje, kai dar nebuvo baigę valgyti parsineštų kebabų. Pareigūnai antrankius uždėjo 23 metų šilutiškiui ir 17-mečiui Alytaus miesto gyventojui. Nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio nuo užpuolikų nukentėjo mažiausiai 10 asmenų. Yra įvykdyta 10 plėšimų, kuriuos, kaip manoma, ir įvykdė šie 2 asmenys. Tiesa, vakar paaiškėjus naujoms aplinkybėms mūsų pareigūnai sulaikė ir 3 įtariamąjį. Visi 3 asmenys, 2 alytiškiai ir 1 šilutiškis, yra gerai žinomi policijai, jau yra teisti ir šiuo metu sulaikyti. Nebijojama, kad kriminalinės praeitis turintys jauni vyrai gyventojus užpuldinėjo siekdami pagrobti vertingus daiktus. Dalį pagrobtų daiktų įtariamieji spėjo parduoti, dalį pavyko rasti. Dažniausiai plėšikai imdavo rankines, iš rankinių išimdavo vertingiausius daiktus, tokius kaip pinigai ir telefonai, o visus kitus daiktus išmėtydavo mieste. Ar buvo naudojamas smurtas? Taip, kai kuriais atvejais buvo naudojamas smurtas, tai yra trenkiama per rankas ar tiesiog pastumiama tam, kad kuo greičiau būtų įmanoma atimti rankinę. Taip, kai kuriuos daiktus pavyko rasti darželių teritorijose, kitus daiktus pareigūnams bendradarbiaujant su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnais pavyko rasti netgi ant elektros pastočių užmestus, tai įvairiose vietose tie daiktai rasti, tačiau žinoma, kad ne visi. Įdomu ir tai, kad 23 metų šilutiškis turėjo ir pastovų darbą Alytaus mašinų gamykloje Astra. Kodėl ėmėsi tokios veiklos, nesupranta ir teisme jo laukusi sugyventinė. Tą pusę prašom atsitraukti. Kol gavai? Nežinau dar. Neužvilgo. Surašys, tarsi, kuo tą... 23 metų šilutiškiui skirta kardomoji priemonė sulaikymas 3 mėnesiams. 17-metis už grotų praleis mažiausiai 14 dienų. Tokią kardomąją priemonę skyrė Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.